Prisigaminau šviežių makaronų, šviežios pastos ir parodysiu jums patį paprasčiausią receptą, su kuriuo nustebinsit savo antrą pusę. Į kaitintą keptuvę dedame česnako ir čilio, tada mėgstamus moliuskus. Pirksite moliuskus, visada žiūrėkit, kad būtų užsidarę. Jeigu atsidaręs, reiškia jau miręs. Ir kartais reikia pajudinti, jie tada vėl užsidaro. Jeigu jau neužsidaro, tai jau meskit lauk. Dedame truputį sviesto, pilame sauso balto vyno, uždengiam dangčiu, kol moliuskai atsidarys. Tada viską užbaigiam petražolėmis ir dedame pastą. Kelias minutės pamaišome ir galime serviruoti. Galima dar truputį pepe. Būtinai nuvalome kraštus, kad gražiai estetiškai atrodytų. Druskos dėti nereikia, kadangi jūros gėrybės savyje turi jūros vandens, kuris yra surus. Pažiūrėkit, toks paprastas, bet nuostabus patiekaliukas. Nešu savo damai paragauti. Draugai, jeigu norėtumėt, kad parodyčiau, kaip pasigaminti namų sąlygom naminius rankų darbo makaronus, pastą, tai rašykit komentarį, aš padarysiu atskirą video.